Nu ką, sveiki visi. Susirinkam šiandien pabandyti duslintuvų. Pasirodė čia paskutiniu metu paįteisinimo visokių video. Pradėjo visi filmuoti, visi girt savo produkciją, visi testuot, palyginimus daryt. Taigi neišimtis ir aš atvažiavau pasibandyti į Raguvos šaudyklą, ačiū Audriui. Pabandysim keletą duslintuvų, pasimatuosim garsą, kiek tai leis, pabandysim pafilmuoti su termo kamerą, irgi pasižiūrėti, kaip kaista. Turime temperatūros matuoklį, irgi pamatuosim, kiek duslintuvas įkaista, darysim 3 šūvius, kad būtų vidurkis išvedamas tiek garso, tiek temperatūrą pamatuot. Taip pat turim chronografą, pasimatuosim kulkos greitį ir palyginsim, ar su duslintuvu kulkos greitis krenta ar auga. Naudosim šiandien 308 kalibro 180 greinų giraitės šovinukus medžioklinius, kad pritraukt maksimaliai prie medžioklės sąlygų. Ir pasibandysim duslintuviukus nuo mažo iki didelio. Tiek tokio ilgio ar diametro, tai bus nuo grubiai 45 mm iki 60 mm diametro aliuminis ir titanas. Tai gamintojus ten pavardysim, turim lentelę, pasidariau, supildysim, čia visi yra surašyti, kainos, svorį, pamiršau svarstyklės, bet ten susversim namuose, čia ne problema, garsas, vidurkis, greitis, vidurkis ir temperatūrą pamatuosim. Tai pradėsiu truputėlį, pamatęs kai kurios video, kaip darė nuo paprastų elementarių skaičių ištraukimų iš Google. Tai yra 308 kalibro garsas deklaruojamas internete nuo 155 iki 170 decibelų. Ko fiziškai mes išmatuoti negalime, dėl to, kad garso matuokliai, kuriuos įmanoma gauti Lietuvoje, matuoja nuo 30 iki 130 decibelų. Ir išmatuoti kitaip, nebent tik taip per formulę skaičiuoti, bet mes tikrai to nedarysim. Nevadinsiu aš čia specialistą, nesimaivysiu, daiktų nemėtysiu ir bus paprastas susipažinimas, pašaudimas, kiek nuima, kiek ką pasitestavimas. Taigi, kaip sakiau, pradinį garsą traktuosim, užsirašiau apie 160 decibelų, bet jo tikrai neišmatuosim. Greitai kulkos pasimatuosim pliko vamzdžio ir pradėsim naudoti duslintuvus. Apie kiekvieną pasakysiu, turbūt sukdamas, nes vis tiek užtrunka laiko, kol jį užsisuki. Ir tiesiog kviečiu pasibandyti tos duslintuvus su manim ir pasižiūrėti, kaip jie nuima tą garsą, kurio perteikti per video irgi pilnai neišeina. Pažiūrėsim, kiek atrankos nuima irgi jautiminiu būdu, daugiau, mažiau. Ir kažką pabandysim pasakyti, kažkokią išvadą gale video išbandžius 4 firmų duslintuvus. Tai bus Asia Ultra, bus Stalūnas, bus Riodelė vokiečių ir bus Vanvarda švedų. Stalūnas irgi skandinavo, taip pat ir Asia Ultra skandinavo, tik tai Riodelė yra vokiečių. Toliau, ką dar noriu pasakyti, kodėl matuosim temperatūrą, dėl to, kad čia vienam video irgi pirštinės dėja sakė, kad reikia nuo uodų, bet iš tikrųjų dėl to, kad jie įkaista ir po 3 šūvių duslintuvą nusukti nėra taip paprasta. Dėl to išmatuosim temperatūrą, kiek pakyla prieš ir po. Taigi, turbūt bandom šauti, žiūrėsim. Tai pirmą padarysim 3 šūvius be duslintuvo jokio, be kompensatoriaus, tam, kad pasimatuoti kulkos greitį. Ten, tarp kitko, irgi esam pritaikinę pasistatę kamerą. Pabandysim garsą perteikti irgi iš tos pusės, ne tik iš šitos pusės, kad matytųsi, sumontuosim. Ir dar
pažaidimui į telefoną irgi parsisinčiau programėlę, kuri irgi matuoja decibelus ir čia, kaip sakyt, pabandysim tiesiog pažiūrėti, kas ir kaip. Dėl garso matavimo, tai matuojamas yra garso slėgis, kadangi šūvio metu išretėja aplinka ir matuojamas garso slėgis decibelais. Tai pagal gamintojo, sakykime, nurodymus dažniausiai rekomenduoja matuoti per metrą į kairę arba į dešinę nuo vamzdžio galo. Tai taip ir pasistatė matuoklį, dabar jisai išjungtas tam, kad nesugadintumėm, nes techniką galim sugadinti, mums to visai nereikia. O pradėsim tik tai matuoti jau su duslintuvais užsidėję, tam, kad nesugadinti įrangos, kurią išsinuomavom. Taigi, važiuojam, kaip sakant, ir bandom šauti pirmosius 3 šūvius. Gerai, tai ką, tada pradedam šauti be nieko, užsidedam ausinės, ten taikiniai irgi pasižiūrėsim grupės, čia jau temperatūros nematuosim, tiesiog pasimatuosim kulkos greitį. Tai dabar pradėsim tada nuo pirmojo ASE Ultra SL5. Garsą užfiksavo šūvio didžiausia 97 decibelus. Tai normalu, kad telefonas nieko gero ir negali užfiksuoti. Taigi, pirmasis ASE Ultra SL5 nerūdijančio plieno duslintuvai, kurie padaryti neardomi. Resursas jų tikrai didelis. Gamintojas kiekvienas, aišku, turbūt deklaruoja skirtingą kiekį, reikėtų patiem pasiskaityti būtinai apie duslintuvą prieš naudojant, kaip jų plaut, kaip jų prižiūrėti, kiek jisai šūvių laiko, nes vieni sako, kad duslintuvas laiko 300, kiti sako, kad laiko 1000, kiti 5000. Čia yra nerūdijančio plieno, tai laikys tikrai gerai. Daugiau skirti jie bus daugiau serijų darant, šaudyklose ir kur tikrai gali labiau pakaisti, kaip pasakyti, pakaisti ir neabijot, kad jisai ten, sakykime, pažeisėjo, nes aliuminis jisai labiau kaista ir jam perkrovas yra negerai. Tai va, tai čia jau prie kiekvieno eidami apie kiekvieną duslintuvą ir papasakosiu, tai šitie, kaip sakiau, ASE Ultra yra metaliniai, turim patį mažiausią SL5 ir pasižiūrėsim, kaip jisai veikia. Taip, dabar temperatūra prieš šaudant 25,7 priekyje ir 25,5 gale. Tai bandom susišauti. Bandom pirmąjį, šaunam vėl 3 šūvius, matuojam greitį. Ir po 3 šūvių matuojam temperatūrą. Priekis 53, 52, galas 48. Tai jaučiamas tikrai garso sumažėjimas ir atatrankos irgi nuima tikrai. Nusiemam šitą, kuris ranka jaučiasi tikrai yra pakaitęs. Nėra malonu rankoje laikyti tokį, bet tikrai įmanoma. Toliau keliausim prie stalūnų. Švediški duslintuvai. Turi 3 modelius. XS, X modelis ir XE modelis. Iš 3 duslintuvų galima padaryti 6 variacijas. Tai yra, XS modelis turi trumpiausią apatinę dalį, X turi vidutinę apatinę dalį, kuri užsimauna ant vamzdžio, ir XE turi ilgiausią. Kaip matėt, ASE Ultra buvo užsukamas, šitas yra dalinai užmaunamas ant vamzdžio, taip išsikiša tik tai 108 arba 149 mm.
Taigi dabar pabandysim du variantus su XS-u. Tai bus 108 ir 148. To pasekoje mes turėsim nuo X-o nusukti priekį, kas yra ir patogu turint, pavyzdžiui, du kalibrus. 223 ir 308. Kaip pavyzdys, apatinė dalis su sriegiu tinka abiem ginklam, yra universalus, o pirma dalis keičiasi kalibras. Tai pasiema dvi viršutinės dalis kalibrui ir turite, kaip sakyt, du variantus. Du duslintuvus pirkdami 1,5 duslintuvo. Taigi dabar imam XS ir 11 cm išsikišantį angalį. Gamintojai visi skirtingai nurodo, kiek decibelų gesina, sakykim taip. Tai tuos modeliukus irgi decibelus į lentelę surašysim, rezultatus surašysim. Nes mes matematiškai patikrinti tik tai nebent galim. Ir darom 3 šūvius. Ir temperatūrą turim 48 priekis, 42 galas. Taip, dabar pakeisime tik tai priekinę dalį. Irgi jaučiasi įkaitęs, bet ne tiek, kiek esė Ultra SL7. Eina dūmai. Taip, dabar užsukam ilgesnį. Garsas irgi, tarp kitko, jau iš karto švelnus, bet dar lieka toks truputėlį nemalonus garsas. Atatranka irgi visai smagiai nuima. Temperatūra 25, kaip ir visų. Galas, aišku, karštesnis, jau atvėsa iki 34. Ir imam 3 šovinukus. Tarp kitko, termokamera pastatyta, tai bus įdomu pasižiūrėti, ant kiek tas šūvis, sakykim, visas ir duslintuvas keičiasi. Jeigu pavyks užfiksuoti, būtinai kelsim video vis tiek, bet kokiu atveju pasižiūrėti. Tai kaip ta šūvis vyksta ir ant kiek keičiasi duslintuvo, ta, sakykim, šiluma matoma. Gerai, važiuojam toliau su Stalun XS 149. Kaip ir sakiau, kadangi nespecialistas, tai nieko čia keista nėra. Pirmas šūvis visada šaltas būna, kaip sakyt, neprisipildęs duslintuvas orą ir visada rodo prastesnius rezultatus. Ir dėl to ir darome 3 šūvius, kad išvestumėme vidurkį tiek pirmą, tiek antrą, tiek trečią. Ir, sakykime, medžiokliai galbūt tik tai pirmas visada įdomus skaičius, dėl to irgi matysit, koks jis yra, ir tiek vidurkį. Taigi vėl nulinam. 46,6, galas 47,4. Tai kaip ir normalu, kadangi galas jau antrą seriją laiko. Toliau bandysime X serijos duslintuvą. Turi didesnę ant vamzdžio užeinamą dalį ir turėtų gesinti daugiau decibelų. Taip, šitą mums reikės irgi vis tiek nusisukti. X108, 11 cm prailgėjanti. Vamzdis šiltas, bet tikrai negreitai šaudom, nekaista. 51 laipsnis, galinė dalis 44. 51. Ir čia jau turim iš karto pastebėjimą, kad XS versija su mažesne uodega ir ilgesniu priekiu užgesina daugiau decibelų negu didesnė uodega ir mažesnis priekis. Taigi dabar persukam priekį. Tikrai visada įsigijus duslintuvą rekomenduoju pasiskaityti instrukcijas, kaip prižiūrėti, kaip valyti, kas kiek laiko valyti,
kokį tepaliuką naudoti, tam, kad nesugadint ir ilgai tarnautų ir džiaugtumėte savo įsigytų duslintuvu. Arba taip pasakykim, garso slopintuvu. Taip, toliau dedamės dar 3 šovinukus. Atatrankas tikrai nuima. Nėra labai daug, bet šūvis tikrai malonesnis. Ir garso prasme irgi jisai yra tikrai malonesnis. Bet dar ką noriu pasakyti, kad vėlgi šaudyklai šaudant yra pylimai, prieki pylimas, šonuose pylimas ir tas garsas aidas jisai visai kitaip eina, negu kad jūs medžiojate ant lauko, sakykime, ant kalniuko kažkokio, ar ten pamiškiai, nepamiškiai, tai visada tas garsas bus skirtingas. Ar jūs šausit į miško pusę, ar nuo miško pusės, ar išilgai miško, sakykime, tai tas, ką dabar čia, sakykime, girdime, tai galim suprasti. Labai tikrai sunku net ausim nustatyti panašių diametrų, biški ilgesnė, biški trumpesnė tuos decibelų skirtumus, dėl to tas parodo kelių decibelų skirtumus tik tai aparatas. Na, paskui žiūrėsim, kai prieisim prie storesnių variantų. Jau rezultatas gerėja ir reiškia dar bus sekantis geresnis. Kol kas pati geriausia grupė turbūt su drebančiam rankom. Ties viduriu 52,4 ir į galus atvėsta. Tai 52 viduriukė ir ties galu 46. Ir dabar eisim prie stalūno rimčiausios versijos, ilgiausio modeliuko XE, kuris turi daugiausia užėjimą ant vamzdžio. Ta kamera irgi kažkiek veikia. Taigi XE108 duslintuvai visi šiandien testuojami bus nuo 340 eurų iki 1150 eurų. Nu ką, važiuojam toliau. Aukščiausia klasė XE108. Didžiausias KEM 7, KEM 8, 48. Tai sukam lauk tik tai priekinę dalį. Kitka ta šiluma tokia aliuminio tikrai malonesnė yra. Ir maloniau paimti negu kad nerūdijantis karštesnis. Bet medžioklė, aišku, tas įtakos tiek neturės. Jūs padarysit 1-2 šūvius, kol pareisit iki mašinos, kad nusisuk, tai jau viskas bus atvėsę. Stalūnas didžiausias, matot, 31 cm. Užeina 15 ant vamzdžio, 15 čia. Ir jau panašu, kad ta netiek duoda galinė dalis, kiek duoda priekinė dalis mums efekto. Na ir iškart galiu pasakyti, kad maloniausia šūvis su juo. Tikrai atrankos iš visų daugiausia nuima. Tai 48,6 ir rašom 49 per centrą. Šūvis tikrai malonus. Bet vienas pastebėjimas, irgi matysit ant taikinę. Šaunant pirmi 2 šūviai vieną šalia kitą, trečias šūvis aukščiau ant 5 cm. Kas yra įdomu, kodėl taip darosi. Bet sunku pakomentuoti, kadangi tikrai nesu specialistas. Taip, toliau šausime su... Duosim truputėlį pailsėti vamzdžiui, nes jau įkaita. Ir šausime su Rodale Hunter 50+. Riodelė, tiksliau, vokiečių gamybos duslintuvai. Vienos dalies. Išsitraukia irgi fiksatoriai, ne fiksatoriai, ant vamzdžio šaibutės, kad išsilygiuoti, galima pagal skylę pasidaryti. Turime irgi 50 mm diametrą ir jau nebe tiek daug
užsimaunant ant vamzdžio, išlenda apie 15 cm irgi virš vamzdžio. Vokiečių gamintoja, tikrai labai nebloga kompanija, giriama. Kaip minėjau, pradėjom nuo ASE Ultra duslintuvas iš nerudijančio plieno, yra SL5i, SL7, SL9i, kuo ilgesnis, tuo labiau gesina, yra užsukamas, tai visų ilgių prailgina vamzdį, bet dėl nerudijančio plieno sunkesnis ir turi ilgesnį tarnavimo laiką. Toliau šaudam su stalūnais, kaip matėte, tikrai labai moduliniai, galima 6 variacijas pasidaryti, tiek nuo trumpučio visai, kuris tikrai nuima tą pagrindinį sprogimą, ausim nemalonu ir nuima dalį atatrankos ir tikrai komfortabilu, iki pat didžiausio modelio, kuris jau tikrai didžiulis, bet svoris nėra ten, kadangi aliuminis, tai tikrai svoris nėra didelis, tiesiog gal tas vaizdas, kaip sakyt, duoda savo tokį ne visai malonų. Dabar šausim su Riodelė vokiečių firmos 50 plus ir 55 plus, skirtingi diametrai, ilgi vienodi. Diametrai, atsiprašau, jo, skirtingi truputėlį, labai nedaug iš tikrųjų skiriasi per pusę centimetrą, 50 ir 55 ilgis tas pats, bet vokiečių kompanija tikrai gerai daro, geri atsiliepimai, tai vat pabandysim sušauti ir pasižiūrėsim, kaip mums atrodys šitas visas reikalas ir išsibandysim. Toliau dar pabandysim vieną švedų gamintojo M-Sport duslintuviuką. Čia jau yra pats didžiausias diametras, 6 cm. Vėlgi panaši sistema, bet viduriai visai kitokia nuo ASE Ultra. Čia jau biški kitaip viduje yra sistema kitokia, universali apačia ir keičiamas kalibras viršus, skylės diametras. Ką M-Sportas yra patys padarę bandymą, tai kad paėmė 30 kalibrą, 3006 berot šovinį ir sušovė su tam skirtu 7,7 mm diametro viršumi, pamatavo, kiek nuima decibelų garsą, tada uždėjo 8 mm, tai yra didesnis, ten iki 9 mm, 8,6 ar 8,7 eina 8,5, tai yra didesnė skylė, didesnio kalibro ir su to pačiu šoviniu šovė. Ir tada 9 skirta, kur ten 9362, visai didelė skylė, irgi uždėjo ir matavo, kaip skiriasi, ar garsą nuima vienodai ar ne vienodai. Tai iš karto iš video galiu pasakyti gamintojo, kad duslintuvas skirtas tam kalibrui, nuima maksimalų tą, sakykime, garsą, o jeigu yra skylė didesnė, tai ir gesina garsą mažiau. Todėl reikėtų rinktis tikrai pagal kulkos diametrą kalibrą, nes didesnis jisai gesins jums mažiau. Ir negausit maksimalaus efektą. Universalaus daikto taip nėra. Ir galima aišku naudoti, bet nėra ant tiek universalu. Gerai, vamzdis atvėsa. Taigi tada bandom toliau Riodelė Hunter 50 plus. $46,7 didžiausias karštis. Pagal viską net taip ir daug skiriasi nuo plonesnės versijos, tik tai kažkiek labiau atatranką nuima. Ir keičiame į dar vieną švedišką duslintuvą. M-Sport Triton 6.
Tai čia jau bus pats stariausias, 6 cm diametras, pats didžiausias į plotį. Ir jau kaip per pertraukėlę sakiau, į dvi dalis dalinasi, keičiasi kalibras, viena apačia, keli viršus, irgi dalinai užsimaunantis. Nu ir čia jau turėtų gesinti maksimalų garsą. Ir kaip bebūtų keista, matome, kad 6 cm tūris didesnis, o decibelų su siauresniu riodelė Hunter 55 plus daugiau nuima. Temperatūra 39, centras 41, o už tą temperatūrą ne taip kaista, 41, maksimalus temperatūrų skirtumas. Įdomu. Aš tikrai tikėjausi, kad 6 cm diametro turėtų gesinti labiausiai ir likti tik tai pats tas, vadinkim, kulkos greitis 110 decibelų, bet dabar taip išeina, kad nenuima jisai tiek garso, kiek norėtųsi, kad nuimtų. Toliau bandom titaną. Pilnai titanas, Vanvardas, švedas. Kuom titanas yra gerai, kad jį labai paprasta prižiūrėti, duoda 10 metų garantiją ir čia jau tikrai resursas neišpasakytas, kaip sakyti, čia nebus ten 200-300 šūvių, 500 šūvių ar 1000 šūvių, per 10 metų tikrai labai sunku bus sušaudyti. Tai turim Felt modeliuką, aišku, tikrai skirtas turbūt ne 308 ir medžiokliai. Čia yra skylutės, kurios vedina papildomai paviršių ir pasižiūrėsim, kiek jisai gesina. Bet jau titano lengvumas, tai kompaktiškumas, kas nori lengvumo, kompaktiškumą, tai tikrai super daiktas. Išbandysim 4 skirtingus variantus ir žiūrėsim, kaip pasirodys titanas. Tikrai mažai nuima garsą ir jaučiasi per ausis tikrai. Temperatūra 50, 55 netgi, 57, 59, didžiausias skaičius 59 yra. Labiausiai kaistantis, bet turi labai greitai atvėsti, kadangi yra titanas ir vėdinamas. Tai 59. Gerai, tęsiam toliau, biški techninė problemytė buvo maža, pasiliko sriegis, pakeitėm dabar į Vanvardo Hunter modelį. Čia jau Vanvardas, sakykime, toks brangesnis variantas, 790 eurų, bet irgi pilnai titanas, tikrai lengvas, dalinai užsimauna. Gavom žiežirbų. Nebuvo dabar žiežirbų. 110,6. Per vidurį apie 69 laipsnius rodo. Kažkas iš duslintuvų byra. Pirmam šūviui buvo žiežirbos. Galimai spausdinant 3D printeriu, kadangi spausdina, tai kažkokia liekana būna. Toliau sekantį bandom greitai Vanvard Hunter Pro serija, storesnis, ir turėtų geriau gesinti garsą. Tikiuosi, čia žiežirbų nebebus. Turiu pasakyti, šitas labai gerai garsa. Kažkaip ausiai labai malonus garsas yra. Tai netgi iki 69 laipsnių temperatūros įkaista, kaip ir anas. Ir bandom paskutinį
Vanguard QD48. Tai yra su viduje esančiu kompensatoriumi, kur greitas nuėmimas skaitomas, nusiemi, lieka tik kompensatorius, nori užsidedi duslintuvą. Šitas modelis nei kiek neužsimauna, eina ant viršaus, todėl labiausiai prailgina šautuvo vamzdį. Pagal lentelę trečioje vietoje. Šiandien iš visų išbandytų duslintuvų dar pasimatuojam temperatūrą. 59, 61, 62, 65, 66, 8, 68,3. O, 69. Šios dienos rezultatas toks, kad geriausiai gesina riodelė vokiečių gamybos. Ir per vieną, sakykime taip, per vieną decibelą skiriasi Hunter 50 plus ir Hunter 55 plus. Tai galbūt tik tai atatrankos daugiau nuima, ką ten labai sunku pamatuoti taip fiziškai. Greitis irgi skiriasi ten truputėlį, bet variantas toks, kad riodelė gesina daugiausiai. Aišku, stalūnas tikrai irgi nedaug 4 decibelais ilgiausias atsiliko. Sportas, kaip be būtų keista, bet tikrai nenuėmė tiek garso, kiek tikėjausi, kad nuims. Ir aišku, titanas. Titanas kuo didesnis, tuo geriau, kuo ant priekį užsideda, tuo geriau. Tai šiandien tokie pabandymai. Pasiskaičiavom, lentelę įkelsim, pasižiūrėsim, dabar to dar nueisim į taikinuką. Pasižiūrėsim, barstymas, aišku, tenai kažkiek ir mano klaidos yra, nėra čia labai stabilu, tai kažkiek korekcijų gali būti ir mano padaryta klaidų, bet ne visi tikrai sušaudė tikrai tvarkingai. Ir kiekvienas modeliukas dar galiu pasakyti taip, kad irgi čia pasižiūrėjau per tą optiką, tai kuo storesnis duslintuvas, tuo ant didesnio artinimo tu jį matai. Su mažiausiu ant 3 kartų artinimo jau matosi per optiką tas, sakykime, šitą truputėlį šešėliavimas. Tarp kitko dar greitai atsinešiu termovizorių priedėlį ir pabandysim pažiūrėti, kol šiltas, ar matosi užsidėjus termovizorinį priedėlį ant optikos, ar matosi mūsų duslintuvas šiltas ir kaip jisai matosi. Ant kiek stipriai trukdo ar netrukdo mums jisai medžioklį. Taip, darom mažiausią artinimą. Termovizoriuje aš nematau jokio efektą artinant ar tolinant, apačioje niekur nesimato jokio efekto, kad būtų. O be termovizoriaus ant trejetuko matosi duslintuvas, išlenda ir matosi netgi, sakykime, ta visa apačia, tai beveik visas tas, sakykime, ir visas tas išlendimas matosi. Aš tikrai buvau nuvažiavęs paklausyti, kaip kiti buvo padarę bandymus, sakykime, ir ten buvo porą variantų storesnių, ką aš irgi planuoju, turbūt dar vis tik labai įdomu bus pasibandyti 6 cm diametro duslintuvų palyginimą, nes šito tikėjausi tikrai daugiau, kad nuims garsą. Tai bus labai įdomu dar pabandyti konkurentus dar kažkokius, sakykime, ten galbūt lenkišką hapsterį, gal hauskeną, gal dar kažkokį variantą, kurie bus irgi, sakykime, visi 6 cm diametro ir palyginsim, kiek kiekvienas decibelų gesina. Tai gal bandom nueiti iki taikinio, pasižiūrėti ten,
Nu ką, padarėm šūvius, tai dabar greit prasibėgam. 308. Trečias šūvis čia. Nuroviau galbūt, sakykime, aš negaliu pasakyti. Toliau dentlerį, iš tikrųjų praleidom, dentleris yra čia va, sušautas. Vedam va šį čia va. Šį čia yra SL5. Mėtymas toksai. Kažkiek aišku, ten tikrai yra mano rankų paklaida. Šitas va čia va, sakykime, taip. Toliau čia turime stalūną jau XS108. XS108. Nemoku 8 tai rašyti. Čia va SL5i. Čia turim, pažiūrėkit, kokie gražų. Turim XS149. XS149. Čia grupelė irgi, kaip irgi pastebėsi, 2 šūviai, 3 į viršų. 2 šūviai, 3 į viršų. Taip pat su X serijos 108. Va, X serijos 108. 2 šūviai ir 3 į viršų. Čia yra X108. Čia yra X149. Irgi labai nebloga. X149 grupė. Tada praleidam, čia dentleris yra. Ir tada jau normaliai. XE108. Irgi labai įdomi kažkodėl grupė. Tada XE149. Vėlgi nušauna 3 į viršų. Nu ir riodelė 50+. Tai čia, sakykime, turbūt yra mano klaida padaryta. Riodelė 55+. 2 liečia vienas kitą, 3 čia. Turbūt klišas, nežinau. Tritonas irgi vienas centras, 2 šalia. Vanvardas. Vėlgi, sakyčiau, turbūt mano klaida. Vanvarda Hunteris. Čia jau yra truputėlį daugiau. Čia jau sumaišytą vietam netai padariau. Tai čia yra Hunter Pro. O čia yra QD48. Tai va, turim tokius grupės. Iš tikrųjų, rodelės, kaip ir pasirodė geriausi garso slopinime, taip ir grupės. Ir XS149 labai graži grupė. X149. Tai stalūno priekinė didesnė dalis duoda geresnį taiklumą. Taigi lupam ir važiuojam toliau. Nu ką, vakar pasibandėm keletą duslintuvų. Dėl laiko stokos nepavyko šaudyklai pasidaryti užbaigimo apibendrinimą, bet dėl to gal ir geriau, nes buvo laiko pagalvoti, pakramtyti, susirašyti visą lentelę, susipildyti, susivesti vidurkius, vidutinius greičius, vidutinį garsą, kaip pasakyti, skirtumą pasižiūrėti ir norėčiau tada apie kiekvieną pasakyti, kas patiko, kas galbūt ne visai patiko. Tai pradėsiu nuo Asia Ultras, pirmasis mūsų bandytas mažiukas, neradijančio plieno, kaina 340 eurų, svoris 357 gramai. Tai rezultatas tikrai labai neblogas, 118 vidutinis decibelų gavosi. Tai tikrai nuima pagrindinį tą šūvio garsą, bet jisai dar lieka. Bet ausiai jau yra malonus garsas ir nepjauna. Mūsų sąlygos vakar buvo šaudykloje ne visai, sakykime,
patogios filmavimui dėl to, kad iš abiejų kraštų buvo pylimai, gale buvo pylimas. Tai labai tas aidas vis tiek jisai skambėjo, sukosi ir neįmanoma buvo suprasti tą pliką ausim, bet skaičiukai vis tiek rodo savo. Asi Ultra labiau rekomenduočiau tiem, kurie šaudo daugiau ir dėl to, kad jisai atlaiko daugiau temperatūrų. Galima jį, sakykime, labiau pakaitinti, atvės neturės tokios žalos kaip aliuminio gaminiai. Toliau išbandėm 6 variacijas stalūno. Yra 3, sakykime, pagrindiniai modeliukai XS, va būtent šitas, pavyzdžiui, XS149, yra XS108, tada X108 ir X149 ir XE108 ir XE149. Tai visų 3 modeliai pagrindė skiriasi apatinė dalim, kuri užsimauna ant šautuvo vamzdžio. Tai yra kuri atsisuka ir kiek jinai užsimauna. Tai XS yra mažiausia, X yra vidutinė ir XE yra didžiausia. Iš garso parametrų realiai matome, kad apatinė dalis, ar X, ar XS, ar XE, nelabai turi įtakos šūvio garsui. Įtaką turi priekinė dalis. Tai su 11 cm gesina mažiau, su 14,9 cm gesina daugiau. Ir tai vėlgi parodo lentutę, kurią irgi mes įkelsime, tai galėsit pamatyti visus skaičiukus. Tai pavyzdžiui, Stalūn XE149 vidurkis yra 109,5 decibelai, neskaitant pirmo šūvio 108,4, o Stalūn X149 yra irgi taipogi 109,2 decibelo ir neskaitant pirmo šūvio šalto 108,8 decibelo. Tai nors apatinė dalis skiriasi, garsas yra toks pats. Tai tas tūris galinis turbūt nebent gal kažkiek atatrankos nuima, kurią šaudant su pečiu tai nėra taip lengva pamatuoti. Bet dirba tikrai gerai, netgi mažiausias XS, kur maža uodegytė ir 11 comų priekis, gesina vidutiniškai iki 112,4 be šalto šūvio ir iki 113,3 su šaltu šūviu. Tai iš esmės palieka tik tai tą kulkos greitį apie 110 metrų per sekundę. Tai tikrai rekomenduoju, geri, patogus valdymas ir ne per sunkiausi, viskas su jais gerai ir tikrai patiko, kaip duslintuvai, kaip dirba, kaip viskas tikrai patiko. Toliau bandėm vokiečių gamintojo Riodelė duslintuvus. Tai vakar favoritas, numeris 1, daugiausia decibelų nuėmė ir parodė geriausius rezultatus. Riodelė Hunter 55+, kaina 630 eurų, sveria 455 gramus, bet garsas 106,3 decibelai. Tai yra pats geriausias rezultatas. Ir Riodelė Hunter 50+, skirtumas tik tai 0,5 cm siauresnis diametras, kaina 560 eurų, svoris 385 gramai ir vidurkis yra 107,5 decibelai. Tai realiai per 1 decibelą tik tai skirtumas. Tai galima drąsiai rekomenduoti netgi 50-uką įsigyti. Ir tikrai nenusivilsit, nes gesina taip pat kaip ir 55+. Toliau išbandėm švedų gamybos Aimsport Triton numeris 6, 6 cm diametras, kaina 450, svoris 120 gramų. Aš asmeniškai truputėlį nusivyliau. Duslintuvas geras, dirba gerai, vidurkis decibelų yra 111,4 su šaltu ir 110,4 be šalto šūvio, tai yra iš 2 šūvių. Tai vėlgi palieka tik tai šūvio garsą, bet iš 6 cm diametro duslintuvo tikrai norėtųsi daugiau ir palyginus su Riodelė, netgi šitą 5-tukų skirtumas yra per
111 ir 107 decibelai, tai 4 decibelai skirtumas. Tai toks tūris tikrai turėtų gesinti daugiau. Atatranka nuima, viskas tvarkoja, šūvis malonus, bet norėtųsi truputėlį daugiau iš šito gamintojo, sakykim. Toliau jau nebeturiu, atidavęs, bandėm 4 Vanvardo, pilnai titaninius duslintuvus. Tai Vanvard Felt, Hunter, Hunter Pro ir QD48. Tai Vanvard Felt aš asmeniškai turbūt rekomenduočiau dėtis nebent ant 223 kalibro, čia mano asmeninė nuomonė, mažiukas lengvas ir patys, kaip pasakyti, skaičiai patys didžiausi, vidurkis 122,3 decibelo šaltas ir 122,8 kaip pasakyti, be šalto šūvio, tai 122 decibelai, tai mažiausiai garso nuima. Bet ant 223 tikrai turėtų dirbti gerai, lengvutis, kompaktiškas ir patogus naudoti. Toliau Hunter ir Hunter Pro serija dirba tikrai gerai, vidurkis 110 ir 111, bet čia vėlgi nustebau truputėlį, Hunter Pro 111 decibelų vidurkis, o Hunter, kuris yra mažesnis ir siauresnis, 110 decibelų. Tai daugiau decibelų nugesina negu storesnis, kaip sakyti, didesnis jo brolis. Aišku, kainos čia jau šokteli 790 ir 890 eurų, bet užtat svoris krenta iki 245 ir 295 gramų. Na ir iš Vanvardo, aišku, QD48 sudirbo geriausiai, 108,8 decibelo, bet paaiškinimas paprastas dėl to, kad QD yra uždedamas ant vamzdžio, realiai neįsileidžia 5 cm į vidų, o visas gaunasi duslintuvas užsisuka ant vamzdžio ir dėl to jūs turit priekį didesnį turį, tai automatiškai daugiau ir gesina. Bet ir tai, kaip sakyt, nepadėjo aplenkti Riodelės gamintojo duslintuvo. Tai, sakykime, lieka toksai lengvumo, kompaktiškumo didelis pliusas. Taip pat vakar matavomės ir greičius ir ko pasekoje pamatėm, aš asmeniškai galvau, kad su duslintuvu turėtų kulkos greitis kristi, bet gavosi taip, kad kulkos greitis tik tai padidėjo. Ir šitoj vietoj, sakykime, pasakysiu taip, kad vidutiniškai turbūt apie 17-18 metrų per sekundę greitis prisidėjo. Čia turbūt procentaliai galbūt ir gali būti paklaida tiek chronografo, kurį naudojau, Garmino Xero, tiek galbūt kulkos šovinio giraitės GGG 180 greinų medžioklinė kulka, gal dar kažkas įtakojo. Tai va, tai mažiausiai greitį padidino Vanvardo Hunter Pro, tik tai 7 metrais vidutiniškai skirtumas padidėjo, o daugiausiai Vanvard Hunter 26,7 metro prisidėjo. Tai toksai netgi procentaliai nuo vidurkio 758,8 metro, kaip sakyt, be duslintuvo, be nieko šaunant, tai plus 26 metrai tikrai nemažas skirtumas yra. Va, ir pasimatavom dar temperatūras duslintuvų, kaip jie kaista. Tai iš tikrųjų suskirstykim taip, kad galbūt darant 3 šūvius, nerūdijantis plienas ir aliuminis labai didelio skirtumo neparodė. Čia buvo nuo 40, sakykime, 7 iki 52 laipsnių temperatūros skirtumą, neskaitant Aim Sporto Tritono, kadangi didelis tūris, tai 41 laipsnis po 3 šūvių. Bet labai įdomus faktas, kad Titanas labai greit kaista, labai greit atvėsta, kadangi turėjom šone padėję termovizorinę Termteko Wild 650 kamerą su 640 matrica ir 50 lęšių.
atstumas buvo gal kokie geri 5-7 metrai, kad galėtumėm filmuoti duslintuvą, vamzdį, kaip šūvio metu kaista, kaip viskas atrodo. Vanvardo visi 4 duslintuvai, tiksliau 3, Hunter, Hunter Pro ir QD48 pasiekė 69 laipsnių temperatūrą. Priminsiu, didžiausias buvo 52 aliuminio. Ir Feltas 59, kadangi turi ventiliacinės angas, tai sakykime taip neįkaito, 59 laipsniai. Bet pirmo šūvio metu su Vanvard duslintuvu termovizorius įjungia Sunburn Prevent apsaugą. Tai reiškia, kad per didelis karšto, sakykime, karščio pliūpsnis ir automatiškai įsijungia apsauga ir išsijungia filmavimas, dėl to dėja, bet video neturėsim kaip kaista Vanvardas, nebent padarysim mažą gabaliuką, kur pats yra šūvis. Kaitimas spėjai pamatyti ir išsijungia, tai ten sulėtinta, galbūt pavyks padaryti sulėtintą vaizdą šūvio, kiek įmanoma, kad pamatyti tą šūvį, tą kaitimą ir išsijungia. Taigi, tikrai su apibendrinant galiu pasakyti, kad beveik visi duslintuvai dirba savo darbą, nuima savo, kaip sakyti, tą pagrindinį sprogimo garsą, kad būtų malonu ausiai ir nereikėtų naudoti ausinių, nuima atatranką, vėlgi čia kokios atatrankos nuima, čia jau reikia vėl daryti atskirus bandymus, sverti, papildomų svorių dėti ir taip toliau, bandyti skaičiuoti ir matuoti. Bet to gal nežinau, nedarysim. Tai apibendrinant norėčiau pasakyti, tam, kas taupo pinigėlius, tikrai stalūną galima rinktis, komplektuotis, tikrai geri duslintuvai, plus dasipirkę viršutinę dalį gali turėti 2 kalibrams, naudodami vieną apatinę dalį, jeigu yra tas pats riegis. Kas šaudo daugiau, AC Ultra SL 5, 7 ir 9, yra 3 dydžių, prailgina vamzdį, bet tinka daugiau šaudant, kad neperkaitinti. Toliau, kol kas išbandytų numeris 1 Riodelė, tikrai irgi brangesni, bet labai rekomenduoju. Kompaktiški, gana tikrai dirba gerai, labai gerai nuima garsą, malonus. Na, norintiems, nežinau, didesnio, M-Sportas. Galbūt dar susipažinsim ir su jų kitais modeliais 5, 4, pasibandyti, pasižiūrėti, pasilyginti. Nenoriu iš vieno spręsti, bet iš šito bent jau norėtųsi daugiau. Na ir aišku visiems skaičiuojantiems svorį, kompaktiškumą, tai tikrai Titanas numeris 1 yra lengviausia ir mažiausiai reikalauja dėmesio priežiūrai, kadangi Titanas tai pagal gamintojo rekomendacijas valyti rekomenduoja kas 1000 šūvių. Tarp kitko labai rekomenduoju prieš perkant duslintuvą tikrai paimti knygutę ir pasiskaityti, ką rašo gamintojas apie priežiūrą. Tai, pavyzdžiui, sakykime, Riodelė modeliams be tinkliuko viduje rekomenduoja kas 500 šūvių išsivalyti, išsiplauti, su tinkliuku viduje kas 300 šūvių, titaninius modelius kas 1000 šūvių. Kitų dar tikrai neskaičiau, negaliu pasakyti, bet vėlgi pasižiūrėkit būtinai konstrukcijas, kad neprisidaryti bėdos, nes, sakykime, galima būtų, atrodo, duslintuvą paimti ir pamerkti į vanelę su specialiu skysčiu. Pusę valandos palaikot, išpilat, viskas gerai, išdžiovinat, praplaunat šiltų vandeniu, bet kai kurių konstrukcija neleidžia pilnai išleisti to skysčio ir to vandens. Tai ką jūs padarysit? Jūs pamerksit, išvalysit, bet paskui duslintuvė liks tas skystis ir jums jisai ten teliškuosis ir jūs ten turėsit kaitinti, nežinau, orkaitėj kepti, kol jūs viską padarysit. Tam dalykui reiktų naudoti specialų skystį. Yra labai lakios konsistencijos skystis, kuris išplovus, jisai labai garuoja ir duslintuvą tiesiog pastačius vėjelį ar su fenu ar su kažkuo pučiant, jisai garuoja ir tada pilnai išsivalo vidus. Dėl to tikrai būtinai pasinagrinėkit. Jeigu tikrai tingit valyt, rinkitės Titaną, labai retai reikės. Titanas duoda ir 10 metų garantiją.
Tai mažiausiai priežiūros, mažiausiai reikalavimų. Visi gamintojai rekomenduoja po medžioklės, po šaudimų būtinai nusisukti, padėti, sakykime taip, pravedinamai vietai, kad tikrai galėtų prapūsti vėjas, dar kažkas ir išdžiūti visi garai, visas, sakykime, kondensatas susirinkęs dėl temperatūrų skirtumų ir viską, kad tikrai kuo ilgiau jums pasirinktas duslintuvas tarnautų. Tai va, tai tokie mano pastebėjimai būtų, kol kas išsibandėm tik tai šiuos, o toliau manau, kad bandysim ir toliau, galbūt sugalvosim dar kaip nors įdomiau pafilmuoti ar paeksperimentuoti su jais ir tą lentelę, kurią įkelsim, manau, kad pratęsim ir toliau ir palyginsim galbūt ateityje daugiau duslintuvų, nes man labai įdomus yra dabar variantai visi su 6 cm diametro korpusu, taigi tikrai pabandysim, manau, kelių dar skirtingų gamintojų, galbūt lenkišką Hopsterą, Hausken firmos ar to pačio, nežinau, Riodelės gal ten bus kažkoks 60-ukas ar dar kažką, tai va tikrai pabandysim pasibandyti ir artimiausių metų į savo Medeinės Facebook'o grupės tinklapį, manau, įkelsim praplėstą lentelę su duomenim išmatuotais ir galėsit pasinagrinėti, pasižiūrėti ir jeigu turit klausimų, tai tikrai visada galit pasiskambinti, parašyti, pasiklausti, padėsiu, tikrai neatstovauju nei vieno, sakykime, brendo, neimportuoju į Lietuvą nei vieną duslintuvą, imu visus vietai ir tikrai nepiršiu jums būtent Rodeilės ar būtent Aimsport ar būtent Stalūną, tikrai pagal savo kainas, sakykime, biudžetą savo tikrai padėsim kažką parinkti, papasakosiu, kas ką daro, kaip ką atlieka ir parinksim geriausią variantą, nepirždami kažkokio vieno brendo ir sakydami, kad čia wow, vyva, fokusas užsidėsit duslintuvą ir su 3006 šausit kaip su melkaškė. To tikrai nebūna ir nebus turbūt, nebent išras ten privinios viduj daug tinklelio, kaip turi kai kurie modeliai ir Riodelė, ir ten Hauskenas, sakykime, papildomai turi paviniojimo tokių tinkliukų, kurie papildomai irgi gesina garsą, bet automatiškai atsiranda papildoma priežiūra, tas tinkliukas išdega ir jį turėsit kas kažkiek laiko, ten 100 galbūt šūvių ar 200 šūvių, tiesiog pirkti ir pasikeisti, bet už tai gausit su plonesniu diametru didesnį efektyvumą gesinant garsą. Taipogi, jeigu yra galimybė, visada pasibandykit. Aišku, geriausia būtų pasibandyti ne uždaroj šaudykloj, ne atviroj šaudykloj su pylimais, o kažkur realiomis medžioklės sąlygom, laukuose. Ir tikrai išgirsit, pasiklausysit, pabandysit tą garsą, matysit, kuris jums yra optimaliausias, geriausias ir labiausiai patinka pagal jūsų poreikius, finansinius, grožį, kaip sakant, išraižymus visus ir taip toliau. Taigi, jeigu kyla klausimų, tikrai kreipkitės, padėsim, pakonsultuosim ir šį kartą tiek ir toliau bandysim realybę juos. Iki.